Sveiki, šito vaizdo įrašo papasakosiu, kaip suklijuoti plytelės, kada dušo zonoje mes neturim nuolydžių. Tai ką teko pasidaryti, čia praeitam vaizdo įraše šitoje vietoje nebuvo visiškai nuolydžio, tai ką reikia padaryti arba kaip šitą susiklijuoti plyteles, kai nėra dušo nuolydžio, labai paprastai, reikia tą nuolydį pasidaryti. Tai ką dabar turim? Turiu aš dušo padą arba bent jau tokį vietą, kurioje jau turėtų susiklijuoti tos plytelės. Aš atsimatuoju, tarkim, dušo padai dažniausiai metras ant metro, ten 90 ant 90, bet geriau tada daryti 91 ant 91 arba kažkas tokio. Pasidariau žymes nuo vienos sienos, nuo kitos sienos, pasidariau kvadratą ir šitą vietą reikėjo įgilinti arba bent jau daryti nuolydį. Tai dušo trapas jau buvo, kadangi sumontuotas, tik neturėjom vienintelio dalyko esminio nuolydžio. Tai į šitą vietą teko pasinaudoti vagapjovę, tai dažniausiai šitų įrankių čia viršui, dažniausiai šitų įrankių naudojasi elektrikai. Jie naudojasi tam, kad elektros laidus galėtų įleisti į sieną arba po tinku. Tai ką aš turėjau, aš gausi nusistačiau vagapjovį centimetro gylį, visur bent jau pasižiūrėjau, kad nekliudyčiau santechninių vamzdžių arba nekliudyčiau esminių kitokių mazgų. Aš paėmiau, susigrėžiojau tą pagrindą iki atžymų savo, tiek iš šonų, tiek plotis ir panašiai. Išsipjauščiau kuo įmanoma daugiau, aišku, dulkių bus labai daug, pasinaudojau dulkių siurblį. Tai tinka bet kas, bet geriausiai statybinis, kuris sugeria dulkes ir gali nusipurtyti, taip neįtraukdamas į motorą, nes paprasti buitiniai dulkių siurbliai jums sudegs, tai jeigu kažkas norės pasidaryti, tai reikia tokį dalyką turėti omeny, kad geriausiai arba įsinuomotos įrankius, jeigu neturima, tai patikėkit, sutaupysit tiek laiko, tiek nervų arba investicijų kitam dulkių siurbliui. Tai šitą susipjaušiau aš juostom. Kuo dažniau, tuo geriau. Aišku, vieną prie kitos galima šiek tiek palikti tarpus tarp juostų kokius ten 3 cm, 4 cm. Tada su perforatorium įsidaužė visos tos juostos, įsigilinau, tarkim, jau turiu, kadangi grindys buvo lygios ir lygiai išbetonuotos, tai jau turėjau tam tikrą gylį, turėjau centimetrą gylį šitoj vietoj, kur kas leido man įsitvirtinti trapą ir su lyginimo lotu tiesiog lygiai nutraukti arba nuvesti tą nuolydį, tarkim, nuo aukščiausios vietos ir link trapo tada žemiausios. Tai jisai gavos čia centimetras, tai tarkim, man metras ant metro, tai turim ganėtinai gerą tikrai nuolydį šitoj vietoj. Pasidarė grinai tokią formą, prasitepė klijais, dabar jinai turės susitepti hidroizoliuojančių sluoksnių ir toliau jau galima būtų klijuoti plyteles. Todėl gaunasi dalykas, dažnai yra tenka susidurti, kada naujos statybos namuose arba naujai betonuojamuose yra padaryta tiesiog vamzdis atvestas, tai čia jau turėtum sugalvoti, ką tu nori darytis. Dažniausiai tai padaro lygiai grindis vien dėl to, kad nežino, kas tenais bus. Dažniausiai nebūna nuspręsta, ar tai bus vonia, ar tai bus dušas. Jeigu turim šitoje vietoje dušo padą, tada tau reikia vandens surinkimo latako. Jeigu vonia, tai voniai užtenka tiesiog vamzdžio išlindusio iš grindų. Todėl dažniausiai padaro lygiai grindis ir galvoja, gal viskas tvarkingai bus, jeigu žmonės toliau pasidarys taip, kaip jiem reikia. Tai aišku, pirmoje vietoje pigiausiai būtų, kad jau būtų tai padaryta, arba bent jau tas planas, kai jau sugalvoja, tarkim, aš jau žinau, kad jau neišbetonuotose grindyse, žinau, kurioje vietoje bus jau trapas, kad norėsiu aš tenais dušo, lygiai, vienodam lygiai su plytelėm, kad jau tą vietą man jau, tarkim, betonuodami, aš pasakysiu, toje vietoje tikrai reikia nuolydžio, jie man padarys. Kitokiu atveju gaunasi reikia daužyti. Reikia daužyti daug dulkių. Jeigu turim sienas nudažytas, galima atsiranda tokie defektai kaip dulkės ant sienų ir panašiai. Tai geriau taip šitų dalykų išvengti arba bent jau daryti taip, kad prieš dažymą tokius darbus, labiausiai purvinus, kad kuo mažiau pažeist kitas dangas, kurios jau, tarkim, gali atsirasti jau, arba jau yra tenais pas jūs. Tada čia pasidaro nuolydis. Ir ant to nuolydžio gali labai lengvai, laisvai pasidaryti plytelės. Tai kadangi šitas nuolydis jau padarytas, turėjom, aišku,
ne visą laiką gaunasi idealiai lygiai pratepti, gali reikėti 2 kartų, gali reikėti 3 kartų, priklausomai nuo kiek tavo ranka yra įgudus ir kiek tu pamatai duobės arba kalnus. Bet čia, kadangi mes turėjom šiek tiek kalnų, tai prasitepėm tos kalnus dar papildomai, juos nusišlifavom arba pašveitėm, kad viskas sueitų kuo įmanoma į vieną plokštumą, arba bent jau, tarkim, sluoksniai kuo mažiau matytųsi arba jaustųsi. Tada prasitepė dar kartą, prasišlifuojam, tai o toks monotoniškas darbas. Tepi, šlifuoji, daraisi, na aišku, turim sugaišti laiko nemažai, bet rezultatų visai patenkinti, todėl galima tai pasidaryti ir patiems tokius dalykus, tai galima tuos įrankius, kuriuos aš jau pasakiau, išsinuomoti nuomos punktuose, pasiemi, pasidary ir nėra kam sukti galvos, arba jau dažniausiai tą reikia patikėti meistram, kurie ateina jau daryti tas, tarkim, ar plyteles ar panašiai, arba dažniausiai santechnikai tai užsiema tik tai santechninio mazgo įrengimu arba jo pabaigumu, tai tokioje vietoje jie tiesiog išdaužo ir palieka skyles, o jau kas ateina apdirbinėti toliau paviršius, tai jau turi pasidaryti jau automatiškai jau patys. Tai vienas toks dalykas, kaip klijuoti plytelės, kai nėra nuolydžio ir norima pasidaryti nuolydį.